Labas rytelis, mano YouTube žiūroviukai. Aš žinau, kad naks niekam neįdomus tas mano darbas, nei ką aš veikiu, nei ką aš vairuoju, nei kaip aš jaučiuosi, nei kur aš esu. Bet man nėra ką veikti, dėl to jūs norit, nenorit, turit pasižiūrėti mano video, nes kitaip, ką man daugiau veikti, ką daugiau veikti laukiant voveriukų. Va, atveži, išleidai ir visą dieną. Aišku, jeigu čia šeštadienis. Aišku, jeigu dar vairuoji kruizą. Taip, kad jeigu įdomu, važiuojam. Kaip ir kiekvieną rytą prabandu savo lovai, nebent būčiau iš vakaro pripiešus, tai tada jo atsikeliu prie teliko. Tada prasideda rytinės grožio arba baisumo procedūros, tipo palinksmink save, aktoriai iš sudegusio teatro, neįvykusios visos svajonės, žodžiu, pavadinkite kaip tik tai norit, viskas tinka dėl to, kad matot patys. Po procedūrų tiesiai į virtuvę užsipilti baisiai gražiai kavos, taip baisiai gražiai, kad net nesinori jos gerti. Išgėrus patį gražiausią kavos padelį, atsirioglinu į Borelio garažiuką, kur miega visi mūsų autobusiukai. Ir tą dieną, nežinodama, ką vairuosiu, einu su mintim, į ką įdomu duos Jutonga kinietišką ar šitą skaniją, kurios nelabai mėgstu. Greitai įsiaiškinu, ką vairuosiu, iš dėžės pasiemu raktelius, trampam, pažiūrėkit, kiek palieka visko, žmonės nesugeba pasiimti iš autobuso, pamiršę, ir einu tada ieškoti savo autobusiuko. Borealis, šitą firmą, kurioje aš dirbu. Taip, jinai vežioja turistus, bet kol kas manęs tas darbas nelabai tenkina, nors iš tikrųjų aš nežinau, kas mane iš viso gyvenime tenkina, bet ta prasme. Taip, aš vežioju turistus, bet aš vežioju tik čia vietoje Rogalandė. Ką reiškia, kad aš juos surenku arba nuo viešbučių ir vežu į Prikestuleną, arba tuos, kurie atplaukia su dideliu kruizu ir tada paimu juos ir vežu arba pas Stavangeriuką parodyti, ką mes iš žemaus turim, arba vėlgi į Prikestuleną. Žodžiu, kol kas važinėju taip ir nežinau, ar aš laiminga ar nelaiminga, nes vieną dieną noriu važiuoti toli, kur nors į Švediją, Daniją ar dar toliau, o kitą dieną galvoju, Dieve, kaip gerai, kad aš galiu vakare po darbo grįžti į savo namus, į savo lovą, ir pamatyti savo kompiuterį. Tai va, žodžiu, čia va į šitą Prikestuleną vežu. Tos voveriukus, jie čia kopia, lipa, tais kalnus džiaugiasi gyvenimu, fotografuojasi, vieni miršta, kiti gyvena, kaip sakiau jau, va su šitais autobusais Borelio. Tai žodžiu, va, susiradau tokią huieną darbą, kad belėt. Prikestulenas, Stavangeris. Mane jau pykina, nes aš negaliu, aš esu nesveika ir man negalima važiuoti, sakau, vienu ir to pačiu keliu 2 sykius. Man staigiai viskas atsibosta ir aš jau tada noriu bėgti. Tai va. Tai bet susirasti normalią firmą, kuri vežtų žmonės, ačiū, man aš valgau pietus. Susirasti firmą, kad važiuoti į kitą šalį, reikia kraustytis į Oslą. Mano Sauliukas į Oslą nenori kraustytis. Teks važiuoti tenai. Teks kraustytis tenai. Tai va. Tai žodžiu. Biškutuką parodysiu, kad pavydėtumėt vaizdu iš Prikestuleno, kai saulė šviečia, čia pas mus labai gražu, tikrai taip viskas norvegiška, ir žolieva ant stogo auga, nieks nenušienauja, nes neturi dalgio arba šienapjovės, ir vanduo žydras, ir kalnai gražus, čia kai saulytė, tai čia tikrai pasaka. Bet tai kiek čia galima, ne? 1-2 kartus atvažiuoju, paskui jau, neįdomu. Bet linksmiausias dalykas, kad aš Prikestulenė sutinku Vilnedą, visus savo buvusius kolegas, Dieve, kaip fainai, o Dieve, kaip aš pasilgau Vilnedos ir jų visų. Kartais dar gaunu užsakomųjų reisų, tai man teka pavežioti darbininkus, išvežti juos arba parvežti į darbą, kartais mokinius pavežioju kokį baseiną, kartais baliavojančius parvežu namo, pripisusius normaliai. O kartais būna, kad prie Stavangerio krantų prisiparkuoja atplaukusi valtelė ir tada mes visi bam suvažiuojam, įsirikiuojam ir laukiam turistukų voveriukų, kurie sueina čiki į autobusiukus ir tada mes jiem vežam parodyti. Žinoma, kad tik tai Stavangerį ir Prikestuleną. Kur daugiau darbą galim juos nuvežti. Tai kad čia daugiau nėra ką rodyti tam Rogalandė. Prikestulenas arba Šeragas. Jeigu nežinot, ką tai reiškia, pasigooglinkit. Ir kol laukiu turistukų voveriukų, fotografuoju, filmuoju, darau filmukus, nes, ką veik, negeiti kartu su jais į tą kalną. Čia galėjo būti jūsų reklama, bet aš žinau, kad visiems puhui. Bet toks mano yra darbas ir man visiškai dzin, jums buvo įdomu ar neįdomu, jūs vis tiek turėjote išklausyti. Viskas, darbelis baigtas, autobusiukas pastatytas į vietą, dabar liko tik tai rytoj vėl į darbą. Tiek ir viskas, Myliu, bučiuoju ir ate, su jumis buvo Lina Kaleila.